Atsargiai žmogus. Bet mes esam du normalų žmonės. Atsikalbinėję su klientais. Tu įsiskiri, kur tavo sužadėtai žiedas? Mano namai, ką noriu, tą darau. Grįžčiau girtis, nulaušiu. Šlampa. Jo, šlampa. Užsidaryk. Nu, gali pačiupinėti, jisai jau veikia. Šitas šiltas, šitas vėsesnis, šitas dar vėsesnis. Čia net ne gyvatukas, čia lasdėliukas. Gerai. Nu, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Ką man, kaip paišai ant sienų? Jo, galvoju, paliksiu savęs vis tiek kažkur čia. Dekorų užsiemi. Mūsų darbų vadovas. Atvarė, dabar pridės paskutinį pirštelį, sakys, va, kaip mes tobulai viską padarėm. Viską pats. Viską pats padariau. Viską pats. Nu tai kaip Siksto koplyčiai, kaip Mikelandželas, tiesiog pasidėjęs stelažą su teptuku. Tuo akvareliniu, žinai, dažė visą sieną, kad būtų lygus potėpį. Gerbiam santechnikas. Sveikas. Nauji pulteliai. O, mes su bataikėm suprogramuoti visi. Jo, tai pirmas lauko vartai. Aha, antras garažo. Antras neveikia. Atsargiai žmogus tai. Wow. Reikėtų. Kietai, ne? Labai. Čia tas akmuo įsidės. Šaibą numečiu, man atrodo. O, jas. Šaiba? Šaiba. Jessica Šai ir Ba. Labiausiai tai laukiu, kada išsiims visi šie Popieriai. ir atsidarys tas tikrasis vaizdas. Turiu tokią problemą dabar, nu kaip problemą. Jau nuo paties pirmo vlogo mes išnekėjom apie tos pamatus. Suleidom šitą hidrostatą, viskas kaip ir gerai, pamatai nešlampa, bet galvoju, kad vis tiek, jeigu jau buvo kažkokia problema, vadinasi yra su drenažu, su nutekėjimu bėdos. Sakė, reikės 2,5 metro pamatą kasti į gilį. Tai aš tau kitą turiu irgi niuansą. Niuansą? Malonu ar nemalonu? Nemalonu. Here we go again. Karočią, nebefilmuok. Savo aš, Jisai mane, Nu, bet čia, žinai, į namą įėjai, visą laiką niuansai atsiras. Tau nemalonu, bet, nu, žinai, jisai išsprendžiamas, tai ten nedidelė bėda, bet... Niuansai. Taip ir vadinsis vlogas, niuansai. Jau nepatinka. Tai šitoj vietoj, kurie hidroizoliavo, Lampa. jo, šlampa. Tie burbuliukai, sako, ten kažkokia kišenė yra pamate, kurioje kaupės vanduo ir dėl to jisai prasiskverbia. Bet kokiu atveju, nu tai jeigu mes kalbam apie viso pamato perdarimą, tai kai perdarys, tada sutvarkys. Nes vadina šitoj vietoj kažkokia jie kaip vadina kišenė, kur probleminė vieta, tai va šitą vietą reikės tvarkyti. O čia? Jau yra. Su teptuku užteplios. Su teptuku, matai. Taip. Tai šitą vietą susitvarkyti, nes čia kažkodėl sėda. Va čia plauna. Nu, ten visą. Aišku, nu ten jie turi pasakyti. Gal, žinai, tą kampą dar irgi reikia, nes čia va yra sandėlių. Tai va šitas kampas čia problemytė. Nu, ką padarysi? Nereikia išsikasti, susitvarkyti viską. Gerai, kad dabar. Niuansai? Nėra niuansų. Platulikas sumatuotas, galima naudotis. Bandai? Mačiau paleis, bet O atsisėst? ne, pačiuosi. Reikia išbandyti viską. Nu, gulsim, abudu. Dar mygtukų yra. Aš jau nieko nebeatsimenu, reikės pasikviesti Gabariuką Hebrą. Ai, važiuok, čia dar kažkoks dedas. Ai, čia valymui, ne? Atsargiai siena, reiškia 200 eurų. Kvadratas. Čia grožė konkursą atvažiavo. Taip, žiūrėt žaliusiu. Reikės 100% kasti pamatą. Galimai gali būti, kad tavo visi gėlynai įspana. Ne, nu tai ką padaryti. Chemikalų įleidimas ne per daug didelė problema, kad pakeistų, ne? Jo. Jis yra sprendimas, jį gali daryti, jis gerai, kad pasidarė, žinai, Bus double penetration. Double penetration. Bet jisai yra kokiems senamiesčio namams, dar kažkur, žinai, kur tu nebegalėjai atsikast plytelės, net nesilaiko smenga į duobę, tai reikia atsikast pamatą ir žiūrėti, kas tenai yra. Lemą nepaaiškės atkasis, kad ten yra smegdobė. Sveiki atvykę į namą. Pultelis tavo. Vienas vartų mygtukas, kitas vartų garažas. Gerai, ačiū.
Pasidžiaukime. O, aš nuleidžiu. Ar tu tik vienas? Aš nuleidinėjau dažniausiai. Turėjus vaikystėje žalikas. Turėjus kambarį. Atsimenu, kaip Buvai bogutyris. bandžiau kartis, nes vokiečių gramatikos. Ką tu darėjai, bandėjai kartis? Ne, nu, bet čia negalima dėti. Galima, būtinai reikia. Jaunimo liniją dar įdėsim. Nu, įdėsim jaunimo liniją. Neišrimtų, bet ir jie- biškai pačekinau, jeigu biškai, nes mane žiauriai užkniso gramatika. Wow. Jeigu jūs užknisa vokiečių gramatiką, o turėtų užknisti vokiečių gramatiką. Kreipkitės į jaunimo liniją. Nu, man labai patinka. Man labai patinka, kad yra žalias. Ir kad jos tokios plačios. Tai mūsų spalva žaliasio vadinasi Mystic. Čia yra iš amerikinės liepos pagaminto žaliuzės. Derinome prie langų. Derinome prie langų rėmo ir man atrodo atiderinome visiškai 100%. Matau grafito atspalvių. Penkiasdešimt spalvų domus Beveik. lumina. Beveik 50 spalvų. Mūsų yra iš amerikinės liepos pagaminta. Gali būti iš bukmedžio, gali būti iš kietmedžio, iš buko. Ar iš bambuko? Ir iš bambuko. Ir iš bambuko. Bambukas medis yra, palauk. Ne, žaliai yra. Na ir taip. Tu esi bambukas. Aš esu bambukas. Aš esu didesnis bambukas. Tu esi kietmedis. Tu esi riešutmedis. Tai va, rinkomės dėl to, kad vietoj užuolaidų norėjom tokio ir modernaus, ir tuo pačiu metu neapkrauti namų prie viso šito minimalaus interjero. Užuolaidos būtų apsunkinusios mums interjerą, o mes dėjome žaliuzės, kadangi turime didelius langus, turime daug gamtos. Ir medinės. Ir medinės. Ir jos dera labai su išorė. Važiuoja, patys sumontuoja. Mes pasirinkom 50 mm pločio lenteles. Galima nuo 25 mm. Jo, ir galima derinti dar su juostelėm arba su virvelėm. Galima dėti ir elektrinės, motoriukas kažkur čia montuojasi. Yra ir atsparių vandeniui. Jeigu norėsit pasižymėti, aš galėsiu palikti nuorodą video aprašyme. O jeigu turėsit klausimų, galite visada parašyti per Instagramą. Komentaruose po šito video vlogo. Mes dabar ginčiamės su gelminė. Taip geriau atidarytos, aš sakau, kad geriau nuleistos ir pasuktos visiškai, kad matytųsi miškas. Gelminė sako, kad geriau yra Aš sakau, kad tokį vaizdą turint, tai tikrai reikės laikyti. Manau, kai susidės viskas, susidės kėdės, užsidės akmuo, išsiims atsiras sofa, turėsim saulėtų dienų, tada galėsim ir atsidarę. Tai taip. Laikyti. Tai jeigu norėsim kelią žiūrėti, tai nusileisim. Va. Galiu čia jas nukabint dabar. Nuleisk. Nenuleisk. Net 40 kaštonų žalių akių. Nuleidau ten apačioje užsifiksuoja ir čia yra, man atrodo, iš tų lentelių, kur nebijo vandens. Čia galės pranas rūkyti arba prisišykęs galės išsididinti. Bet čia galės ir išeiti blogiausia. Blogiausia. Bet labai bloga. Klausyk, aš dabar tik mačiau. Taip, tai tu pasižiūrėk, mes turim gyvatuką. Mes turim naudojamą geberį. Žinai, kur daiktas. Nenaudoti. Mano namai, ką noriu, tą darau. Jo, čia normaliam žmogui geram aukšti veidrodis. O tau? Man Per žemas? Man tai per aukštai. Man per žemai. Bet mes nesam du normalų žmonės, mes esam Kraštutinumai. kraštutinumai. Nu, bet čia vis tiek svečiam. Aš aukštesnis už vidurkį, tu. Bet žiūrėk, kaip tu rankas plauni. Ne, čia tau, kaip koks ir turiu. O tau? Nu, man tai jau normaliam žmogui, tai čia pats tas. Einu parodysiu mūsų Gražiai tualetą tikriau. už 7000 eurų. Stiklas tai nutaškysis. Gražiai tas šiaupas prodom. Ir gerai, kad aš negeriu, ne? Matai, kaip jisai sukinėjasi. Kad tu ko? Kad tu Kaip negeri? gerai, kad aš negeriu, nes aš grįžčiau girtis ar nulaušiau. Fainai čiaupas, kad žemės. Man labai patinka. Atsidarė. Dabar galvoju, kuris šimtukas yra apiplovimo funkcija. Dažnai paimti. Jau matau, kai žiauriai noriu į tūlį. Ten minutes later. Šiaip jisai nuo sensoriaus turėjo atsidaryti. Buvo negražiai. Žiauriai. Įsivadyti turėsim. Jo. Gerai, kad benuosi vanduo. Žiūrėsime.
Tęsiant savižudybių temą, žiūrėk, turim rozetas, galėsim ten. Tausterį. Tausterį. Lemba jau čia ir vandens yra pridėjimo. Aš jau baimės, kad pradės čia viskas. Nieks čia neišpūs. Nu, per šitą kartą neišpūs, bet šiaip reiks peržiūrėti šitą. Kažkas atsuko vandenį. Mūsų bendras pirmas namas. Vis tiek ne paskutinis. Kas ten žinoma? Ar visam gyvenimui čia jau galvoju likti? Nežinau. Ar dabar tai spręs šitos klausimus? Dar senelių namai laukia. Ir jūsų laukia, ir visų laukia tie senelių namai. Ir čia nekreipykit ūsų. Gerai, einame. Visą kelią gal tik neužliptinį. Žiūriu, vieną liniją nepatinka man. Kokia linija? Linijos, žiūrėk. Linijos. Bišk nesueina linija viena. Namas kreivas tiesiog. Nu jo. Žiūrėk, eina parketo juosta ir pažiūrėk, kad eina drabužinis. Bet čia toksai. Nu jo, čia tiesiog namas kreivas. Piltelis yra. Tokią spalvą laikysim. Oranžinį. Čia va šitas. Nu dar jau čia. Garažą tiesiog atidarinėjau. Jo. Atsargiai, žmogus taigi. Alright. Party hard. Gamerio, tiktokerio chata. Sen. Jo, aš tik taip laikysiu. Perėjimas tik tai kodėl yra. Šitas? Aha. Nežinau, tikiuosi, kad sutvarkysi. Bet čia tai labai gražu, man iš karto toks spa. Atvarysim dabar su akmeniu. Antradienį. Jo, 8:03 pasimatysim. Tai transitioną į 8:03. Nu va, atsidūrėm. Geras transitionas. Labą dieną. Atėmiau net. Nu tai ką, šiandien susidedam akmenį. Dar liks vienas gabaliukas į barą baliauniai apačioj. Šią savaitę pasibaigsim. Sakė, turėtų pagaminti. Žvengi. Žydrūnai. Aš noriu rėkti. Eina savo šeima, biški yra neramu ir biški baisu dabar. Bičiukai kelia po 110 kilų. Stumė. Gerai. Nori padėti, netrukdyti. Labai patinka. Tai va, tai dabar įsivaizduokit, kokį reikia užtempti kokį nors 7 aukštą. Kur nors Vilniaus gatvėje tie aukšti pastatai 5 aukšto, ne? Tom laiptinėm suktis visą laiką. Wow. Čia reikia specialų galiūnų būrį kažkokį. Matęs, kad nemaži vyrukai. Mažyčiai. Čia šitie mažieji? Mažieji. Vadas milžinų. Kokias dėžės patraukit. Svarbiausias dalykas buvo. Kalba. Per kiek laiko padarytumėt ir su ledais iš apačio? Ne, žinot, visgi ne. Ne, pats gražiausias akmuo iš tikrųjų. Jėzau, kaip jis čia gražiai dabar žaidžia. Kiek iškart duoda tos tokios. Wow. Pirmą kartą būsiu matęs, kad tai padarytų dizaineriai Vizulkės ir paskui Vizulkių vaizdas realybė sutaptų beveik 100%, nu gerai, 99,9. Aš buvau kėlus čia fotkę šitų vaikų, man rašo žmonės čia vizualizacija. No. Ir tai tikrai atrodo vizualizacija. Clean, viskas. Bet man tai gražu, nes labai tikrai tos šilumos kažkas duoda, nes šiaip keista. Keista, nuo šilumos duoda. Jo, blemba, čia be to sutvirtinimo tikrai būtų labai drąsu daryti tokį kabą. Kaip yra paruoštas jo viršus? Jis yra impregnuotas, lakuotas? Nieks dar. Dabar viską po suklijavimo. Kambario temperatūrą susiklijojame, jis pradžiūsta, nusivalome, tada impregnuojame natūraliu būdu, jisai čiut patamsės. Va kaip dabar, va drėgnas, toks ir bus. O kas kiek laiko tą impregnavimą kas metus atnaujinti? Iš tikrųjų, jeigu pilna UV gauna kas 7, bet jums čia UV nebus saulės, tai čia. Nu, čia filtras langas. Aha.
Tai gerai, impregnavom ar ne ir dabar mes jau, kai čia lentelė pjaustom kažką dalykus, mes galim ramiai daryti valgyt, pabaigiam daryti valgyt ir tada nusivalyti. Nėra taip, kad nukrito pomidoro sėklą, mes turim iš karto kaišti. 100 metų, ne? O jeigu aš pasidėsiu dešrą ir čia atsipjausiu? Gali būti biškį brėžimas. Maža, gali atsipjaus dešros, aš negali naktį. Naktį, tai tikrai čia pjausi. Neįsiu lentelę. Kaip pavyzdžiui į miltus reaguoja šitas pavyzdžiui. Aš čia galiu tešalą kočiuoti, tai geriau nereikia. Galiu. Tai gerai, mes veikia. Ir tau gerai, ir man gerai. Jau prie kokį tu tešalą kalbi. Oi, nu kaip gražu. Jie neturėtų įsigėti, nes Aš žinau, kad čia kučių į tešalą. Davai pasakojam. Nuspręsti, ar reikia žinoti iš anksto? Po ranka, pavyzdžiui, jeigu aš anksčiau kažkada turėjote važiną. Pala, čia kriauklė. Čia kanas. Jo, tu jaučiu po dešinį. O, ar po kažką. Galim 2 skylės dėšti. Keitaliosime. O dieve, man, tai aš negaliu priimti tokio sprendimo. Aš Rimtas sakyčiau, kad po sprendimas. dešinį. Kur feiris? Gali grėsti skyrybom. Nėra brėžinį? Nėra, pas mus nėra. Čia kranas. Taip, žinai, kaip man. Čia. Nu, man irgi čia atrodo. Įspės. Jo. Kokias dar impregnantų, manau. Galės stebėti vakarę. Įsijungi diskoteką. Diskoteką įsijungi. Kaip gražu. Nu labai šiaip gražu. Labai lengva. Man gražiau negu vizualizacija iš tikrųjų. Tai gerai, šešėlinė siūlė yra cool. Jinai turėtų būti. Nu, Taip ir dabar visur mada. Taip. Darome kaip savo. Nu, pastatė kolega mums stelažus, lemate Lietuvos vėliavą, pagaliau atrado vietą, ją reikia gražiai sulankstyti, jinai buvo apdulkys kažkur nukritus. Taip, tai iš cinkuoto plieno padarėm. Žiūrėk, čia yra darbastelis, atitrauk stalčių. What? Palauk, ką čia galim susidėti papuošalus. Papuošalas, čia bus tavo makiažinis staliukas, tas garsusis. Nu, apie kurį šnekėjai. Va, su puodo atspindžiu žiūrėsi jau Taip. Unikalūs stelažai, nes yra dažytas profilis. Čia mes galim dėti 105 kilo, ar čia daugiau galit svoryti? 200 kilo, ne? 200 ant vienos lentynos. Tai per visą toną gaunasi, per visą stelažą? Viena koja laiko 1,5 tonos. Viena lentyna 200 kg. Wow. Tu mūsų laukiai, kada mes tavį įsileisim namo. Mums nereikėjo laukti. Per kiek šiaip atvežtumėt lentynas žmonėm? Turim viską vietoj, tik tai montavimo klausimą reikia išspręsti. Jo. Man sumontavot per kiek šitą visą sistemėlę nedaug? Valandą. Ką čia laikysim, ką dėsim? Viską? Ne, stiklainių sandėliukė. Siurbliai visokie daikčiukai, eglutė, žaisliukai dėžėse. Lagaminai jo, gal netgi garažė. O čia dviračius pasikabinsim ant šitą sieną. Pala, bet mes ir kalbėjom, ne? Ir su tavimi ir kalbėjom dėl tų dviračių. Ką mes viskai galiausiai spėnėm po vieną kabintą ar... Pažiūrėsim. Atidėjom šitą klausimą, kaip viską susirešit, kai viskas bus vietoj. Nu ir viskas, paleidžiam tave kol kas, ne? Gerai. Nuo kiek valandų sugalvojom kraustytis. Tiksliau vien pirmai nakčiai. Pasėmėm 2 taurės, neaišku kam, treninginės, kelnės, patelinės seną ir sporto aprangą. Sportuosi? Pasėmiau sportui. Eik, vėl tu man net pasakėjai. Aš irgi noriu.
Nu, tai kur važiuojamės? Kraustamės. Kiek valandų? Pirmą naktį. 23:19. 23:19. Penktadienio vakarą. Didysis penktadienis, prisikėlimas. Tokį vat last minute sugalvojom. O gal kraustamės šiandien, ką čia? Jo. Aš nesuprantu, kodėl mes anksčiau to nepadarėm. Dėl to, kad nieko nebuvo dar ir dabar realiai dar negalim kraustytis, nes aš šiandien bandžiau šildymą, ten kažkaip junginėti šaltą pasidarė, kažkas ten dar plūduriuoja, bet jau reikia įgyvendinti namus, nes poryt išvažiuojam, nes čia Velykos bus. Tai išmokysi mane, kaip išjungti signalizaciją pagaliau. Ar reiks kaip vagiui prašyti, kad išjungtum? Ar taip ir įsivaizdavai, kad toks bus tokia pirmoji nakvynė bus? Visiškai. O kaip įsivaizdavai? Nežinau, niekaip neįsivaizdavau, bet kažkaip taip. Žinau, kad naktį vyks reikalai, nes visada tai būna su kraustymas. Tai nėra kraustymasis. Kraustymasis mūsų bus toksai. Mes susirinksim savo daiktus, kuriuos tikrai norim pasiimti. Tada pasiimsim rūbus, susirinksim visus, kuriuos tikrai nešiosim, juos iškart į valyklą. Visa kita, kas liks bute, važiuosim mano mama su baba. Žmantėlį tik neišmesk, kad važiuosime susirinkti viskų. Taik visokių bus gražių dalykų pas jumis. Bliūdų bus išmikiau, bliūdėlį nauji gražiai. Kai džiaugiasi, atrodo, kad kaip verkia. Dabar ką paėmiau? Kaldra, 2 pagalvės, paklodė, rankšluošių komplektas naujas. Taip, aš buvau įdėjus senus, tada radau naujus ir įdėjau naujus. 2 taurės, proteino, gertuvė, makaronų, 1 pačioką, padažo pesto. Gavom dovanų. Taip pat gavom dovanų druskos prieskoninės restorane. Ir uogienės irgi paėmiau. Irgi vežam, pasidėsim. Gerai, nu tai ką, jau atvažiavom beveik. Čia yra bosas visų stikliukų nulupimo. Finalas. Satisfying. Satisfying as fuck. Excuse my French. Susidėtinai. Žverdu košę. Pusrytėliams. Išsivirsim košytę. Bet neturim kavos atsigerti, nes neturim kavos aparato. Integruoto kavos aparato nedėjom, nes užima vietos daugiau mūsų virtuviai. Tai žiūrėsim, nusipirksim dabar didelį kavos aparatą. Skani košė. Labai. Skaniai išviriau. Puikiai. Geriausia tavo košė lik šiol. Kavučkės tik neturim. Bet tai ne bėda. Važiuojam kavos aparatą. Žiūrinė. Ten pavaišins tikrai kava. Stalas mūsų išvažiavo dar truputėlį pasitobulinti vienai aspektui, o tiesiog pamatėm kai kur įskelimą matyti statybų metu. Tai išvarė pataisyt. Daugiau nieko. Tai va, kaip ir pasakojau prieš tai. Apie kavą tai manęs daugiau čia nebereikia. Nu, tai papasakok. Ne. Kažką daugiau. Ne. Viskas. Na gerai, duok papasakos kažką daugiau. Neturim lygintuvą, neturim visiškai daiktų. Sakėm, nesikrausim visiškai nieko iš praeito buto, bet štai šauniausiai valgom ir iš indų, ir iš aukšto. Kol dar nauji neatkeliavo. Nes pasirodė, yra labai sunku išsirinkti viską. Ir kol atvažiuoja, ir išsirinkti, ir kad būtų praktiški, ir kad būtų gražus, ir kad nebūtų per brangus, ir kad nebūtų per pigus. Žodžiu, wow. Na ir reikia laiko skirti pasėdėti. Kiek tai ištvėriai pasakyk, kai rinkomės? Valandą. 4 valandas? Valandą mes rinkomės. Tau jau pradėjo trumpinti. Aš galiu pabaigti ir vieną. Tai tu pabaig vieną. Bet jis nepasitikė manim. Pasitikė. Nepasitikė. Dėl kiekvieno... Nu, mums reikėtų, kad Vytautis su Gintaru važiuotų. Aš sutinku, bet come on, lėkštes aš tikrai galiu išrinkti. Pasakyk. Aš išrinkau lėkštes. Ir taurės aš išrinkau. Tai tu taurės jau žinojai 100 metų, kokių tu nori. Lėkštes aš išrinkau. Gerai, tu lėkštes išrinkai. Ir ką dar išrinkai? Tai viską. Bet Gelminė, pavyzdžiui, nuperka vieną serviravimo indą, kai, jau gali iš karto tada 3 nupirkti. Vis tiek reikės daugiau serviruoti žmonių. Man tas įsivaizduoja, kad čia bus nuolatos 50 žmonių. Tai taip ir bus.
Džiaugis, jei bent dviese būsim. Norėčiau būti bent dviese. O tu išsiskyrei, kur tavo sužadėtas žiedas yra? Taigi kalą naują. Ką? Visą žiedą. Aš galvau, man tik juos man kalą. Kalą naują? O dar neiškalė? Nu ne, turbūt paskambins, kai iškals. Jeigu nebūtų manęs pasaulyje, koks žinomas Lietuvos vyras norėtum, kad taptų tavo sužadėtiniu? Palauk, čia reikia labai daug už ir prieš pasverti. Nei vienas. Krepšininkas? Ne, nei vienas. Norėtum turėti krepšininką 2,15 cm ūgio. Nu, juokingai, aš atrodžius. Su Laurinu Biručiu, pavyzdžiui. Bet Pranas koks laimingas. Ai, ne, nebūtų Prano. Dabar aš pagaminsiu, kas yra labai paprastas pats valdymas, ar ne, mes pasirenkam mililitrus, kiek norim intensyvumo pačios kavos. Kada prasideda pati gamyba, mes girdim visus procesus, bet jie yra daug tyliau namų aplinkoje girdimi, negu, tarkim, kitų gamyklų, nes yra labai puikiai garso izoliacija. Dažniausiai nėra tiek daug kilimų šiuolaikinėse namuose dėl įvairių priežasčių. Ant sienų tai tikrai nebus. Kai mano vaikai būdavo sureaguoja, kad mama sako, šitas kavos aparatas negerai, nes labai daug triukšmo namuose. Visa pakuotė pieno? Litrus pieno. Ai, supratau, ir jį galima keisti. Taip. Visa pakuotė pieno įsistato ir tiesiog mes keičia. Geria kavą su pienu, tai yra labai svarbi pati funkcija valymo. Taip, norėjau sakyti. Po paties gaminimo, kuris vyksta, tai įsistato, tarkim, Livonos kavos aparatuose, šlangelė įsistato į padėklą ir iš karto net pats kavos aparatas rekomenduoja, kad praplauti plaktuvą. Pats gamintojas lietuviškai rašo, ką reikėtų daryti šiuo metu, kad reikia įstatyti žmelį padėklą. Kavos aparatas toks atsakingas žingsnis renkantis, kad nesigautų taip, kad paskui kažkur kitur kava yra skanesnė. Pats savo turi, prižiūri, tai išsirinkęs savo tinkamą kavą, tiesiog yra neatsakomas pasijausmas malonumas. Espreso padaliukai gražus stikliniai, bet man ir molinukai. Vienas žmogus mėgsta, namuose yra mėgstamas padelis šiek tiek didesnis, bet kito. Tai dėl to, tarkim, profiliai, kurie atsiranda kavos aparatuose, jie tam ir reikalingi, kad mes pasirenkam, tarkim, gelminės profiliai ir bus gėrime atitinkamai tiek intensyvumas, tiek padelių dydis, atitinkamai pagal atitinkamas. O, gerai. Matome gaminimo procentai, kaip keičiasi, ar ne, kaip greitai vyksta pati gamyba. Man juokinga šitas buvo atvirutė ta. Žinai, galėtų būti geros dienelės, skanios kavelės, galėtum įsikelti savo kokį nors kur. Ir tuoj pasidarysim ir bendrą Facebooką. Šitai galima. Galima? Tai būtinai šitą reikėtų įsidėti. Šešių kavų. Bet aš tai labai gerai jaučiuosi, iš tikrųjų. Ką? Ne, nereikės. Nieko nereikės. Jis yra Cortado. Cortado kažkokia yra kita kava, aš tau turiu paguglinti greitai. Mes gaminam kavą, kavos draugo aparatas, jūra, su 2 malūnėliais, kur galime įsidėti 2 skirtingas kavas. Čia jau visą savaitę yra įdarbintas, vaišinam visus, reikia, nereikia, dabar gelminė sako, man visus meistrus, dabar reikės kavą pavaišinti. Aš tiesiog pradėjau galvoti, ar turim tiek podelių, nes jau stiklinių. O aš dabar pasiėmiau šokoladą ir einu, laukiu, kol atliekų išvežėjai atvažiuos. Bus atiduotas dabar kaip kyšis atliekų išvežėjams. Už tai, kad mes esam pridėję kartono atliekų, ne konteinerį. Šiaip pagal viską neturėtų jų išvežinėti, bet aš bandysiu eiti pameilikauti, jeigu pavyks įamžinkit šitą momentą, kaip aš papirkinėju viešųjų įstaigų asmenis. Ne, tiesiog, mes įsikraustam, daug išpakuotų dalykų visokių. Ir tai labai mažai kartono. Aš prisipažinsiu, vežiau šiek tiek kartono į senų namų konteinerį. Oi, kiek aš į mišką išmečiau atliekų, panagas, taigi tavo išmetėm. Tepalus išpyliau čia į ežerą, kad nebūtų. Bet labai gražiai dabar ežeras, kur buvo, žinai, paprastas vanduo, o dabar spalvotas. Tai prasme, galėtų visuose ežeruose. Dabar bus nepermatomas. Nebepermatomas. Girdinė, eina žiūrėti. Secret camp.
Čia yra stiklo. Toksai kaip ne brokelis, aš nežinau kaip čia pavadinti. Apsiskaičiavimas gal truputį, ne? Ar mums dabar gerai bus, jeigu mes užsidėsim čia tą silikoniuką? Blogiau nebus tikrai. Kokį dėsi pilką? Baltą. Kaip ir viršuje. Ten viršume labai negražiai uždėta yra. Aš prašysiu, kad jį važiuotų. Mes matot, galim nedėti iki pat veidrodžio. Galim padaryti tiesiog siūlę, kad jinai būtų, ne iki pat veidrodžio, o čia šiek tiek toks kalniukas. Jo. Palei pačią kriauklę. Tai gal mes taip ir padarom, tokia plona, ne, kad vanduo nebėgtų tenai už baldą ir nepūdytų plokštės. Teisingai, čia Koreana nespūdys. Jeigu ką, jį visada galim nuvalyti. Aišku. Tai davai pasidarom tada. Padaryta buvo, viskas gerai, gavom gerus stiklistus, viskas fainai, fainas savininkas įmonės ir panašiai. Ir kol jisai dirbo, viskas buvo gerai. Bet dabar atvarė Vilniui kitas bahurėlis, pradėjo dirbti, atsikalbinėja su klientais, aiškina visiems, neprofesionaliai elgesi, darbus padaro nekokybiškai ir visas įdirbis, kurį padarė firmos įkūrėjas savo sunkiu darbu, paėmė jisai dabar viską taip pyst ir nubraukė. Gaudžiu. Slėpinių. Nu ką? Tokį vaidinu, kad sėdžiu ant sofos. Mes jau gyvenam namie savaitę, negyvenam. Taip, aš ilgiau, aš gyvenu 2 naktim ilgiau negu tu. Jo, gyvenam savaitę ir papasakosime dabar 2 dalykus, dėl kurių daugiausia, kaip juokingai šitą frazę, dėl ko daugiausiai žmonės klausia ir rašo, bet iš tikrųjų apie sofą. Jo, sofa tai labai maks. Sofa yra kokio patogumo. Ir manau, nieks nežino, kad mes jas turim 2. Vienodas. Taip, mes visi, iš kur jūsų sofa ir nežinau, apie kurią klausė, kad jas abi 2. Tai sofas yra Vilmers gamintojo, to, kur buvom baldų fabrike kažkuriame vloge prieš tai. Vilmers gamintojas, jo, bet Hast Design yra... Jų brandas dabar, tai yra mažmeninės prekybos tinklas. Taip, kuriame prekiauja ne tik Vilmers gamybos, bet ir jų partnerių gamybos. Ir kitais žymiais skandinaviškais brandais. Hast Design, daugiau negu 500 kvadratinių metrų prekybos centras, kuriame galite įsigyti įvairiausių dalykėlių. Salonai yra Vilniuje ir Šiauliuose. Tai apie sofos patogumą... Labai patogu tikrai. Čia jau mano su kojom pridžilaipinė. Šitą Gerardas uždės dabar tokį nespalvotą lėjerį, po filtriuką. Tai sofa yra be galo patogi. Jinai man iš pradžių sukėlė šiokį tokį įtarimą, nes buvo toks šnarėjimas keistas. Atrodo, kad ant celofano sėdi. Bet celofanas sėdi, o mes sėdim ant sofos. Po kiek laiko jinai dėl to naujumo prasiminkštino ir yra dabar pilnai apgaubianti tave, nesitepa, labai patogi. Šito modelio sofos yra visos dalys nusiema ir jas galima valyti. Jo, galima. Nebūtina, kad atvažiuotų su to kercheriu kažkas baldų kercheriu, nežinau, kaip jis vadinasi. Bet galima įvalyklą. Galima rizikuoti ir skambenti. Galima ir skambenti. Šitie nusiema viskas. Ir šiaip šitas audinys labai patogiai valosi ir skalbėsi ir lengvai prisižiūri, bet esminis dalykas, kad yra žiauriai patogiai sofa. Ir taip, like this, like that. Olele jacht. Like this, like that. Einam, parodysim kitą dalyką. Dabar daugiau informacijos galėsite paskaityti video aprašymę apie Vilmers. Parodysiu savo mėgstamiausią draugą. Tai yra Geberit, japonišką turetą. Kuris vadinasi japoniškas turetas dėl to, kad yra be galo išmanus. Šildomas sėdynė. Tu atsisėdi, iš karto įsijungia vėjukas. Smarvės sutraukėjas. Viską jisai traukia per čia. Yra specialūs filtrai. Geberito mygtuke prafiltruoja orą, tau atiduoda be šūdų molekulių. Pavadinkime taip. Yra funkcija. Spaudi, išlenda vienas kraniukas ir pradeda tau prauti tavo kūno žiedelį. Žiedinį raumenuką. Išprauna švariai. Gali pasireguliuoti srovę. Yra moteriškas apiplovimas, yra šiek tiek švelnesnis. Šį dušą net nebeeina, iš tikrųjų atsisėdu. Ir galvai. Jo. Man patinka, kad yra tas moteriškas mygtukas, nes man vyriškas tikrai per stiprus. Aš vieną kartą paspaušiu. Ne. Metalinis šlifuotas metalas, lengvas,
surenka, kaip ir minėjau, visus garus ir visas remontas, visas servisas eina per mygtuką. Atsidaro, ten yra geberito rėmas potinkinis, per kurį galima pasiekti ir pakeisti visas keičiamas detalės. Apie jį jau irgi rodėm praeitam vlogė, kaina jo yra nemaža, bet potyris ir malonumas fantastinis. Viso gero, ačiū. Ačiū jums labai. Gal irgi reikia nusilenkti, žinai. Jo, nebandyti. Dar ne, jis sukalibruotas, man atrodo, Lietuvai jau. Reikia jam gal kažkaip pasakyti. Užsidaryk, Lovas atvažiavo. Lovas iš Subtilos pirko. O, čia labai geras thumbnailas bus. Stop kadrą padaro. Arba žiūrėk, Ryčika gali iš ten pro stiklą. Bet tada ir aš matausi. Auč. Jo. Ką dar susidėjome iš geberito, tai buvo visos potinkinės sistemos, dabar matosi visi grožiai, tai yra latakai nutekėjimo, čia yra dvikubas, kadangi didelis dušas. Gerai nubėga, neužsikiša, atsidaro, išsivalo takeliai, viskas yra super higieniška, viskas taip pat yra geberit gamintojo, šveicariškas. Tai kaip ir šnekėjau apie potinkinius visus dalykus, susidėjom ir latakus visur geberito, tai apie juos irgi praeitam vlogą gali daugiau išgirsti, kur apie geberit visą santechniką šnekėjom. Tiek stilingi, tiek gražus, tiek labai kokybiški, taip pat šlifuoto metalo ir labai higieniški. Lengvai atsidaro, lengvai išsivalo, viskas lengvai yra prieinama, geras nutekėjimas, geri meistrai kai deda, viskas tobulai. Tai va, kol kas tokie reikaliukai, į namą jau beveik įsigyvenom, laukiam dabar paskutinių grožių. Labai gerai sakė mūsų dizainerė Tautė, kad viskas pasikalibruoja dar namas, vis tiek turime įsigyventi, ne? Labai pasiteisino dalykas vandens filtrą, kurį nusipirkom, įsidėjom, pakainavo jisai truputėlį, bet jį dedasi druska ir jisai minkština vandenį, tai tikrinom vandens kietumą, 0 yra. Žodžiu, nekalkėja. Ir tas labai matosi, nu tarkim, kad ir yra veidrodžiai, ko aš bijau, kad jie labai nusitaškys, bet jie nusitaško ir tarkim prie vonios beveik nelieka tų lašiukų. Tai iš esmės nėra to valymo tokios tragedijos. Padarysim dar vieną vlogą, kur jau parodysim galutinį rezultatą, kur viską jau bus gražiai dizaineriai sudėlioja į detalės ir padarysim tokį Q&A tikriausiai. Ir aprodysim jau visus galutinius sprendimus. O Baliaunėj Palai jau buvom, kai buvo pilnai sutvarkyta ten aparatūra. Nu varom.